Va, koks gražus vaizdas, paplūdimys, pilis. Štai, relakso zona, pasėdėti ant medelio, pasigražėti vaizdais. Galima net ir palei gainybinę sieną pasivaikščioti. Laivas per šviečiamų dugną. Labas rytas, šiandien tyrinėjau Costa Bravos kurortus ir dabar esu viename iš jų, vienam iš tolimiausių, kuris vadinasi Tossa de Mar. Einu dabar prie jūros, ten ir matosi miesto centras ir Tossa paplūdimys yra. Sekmadienis, rytoj Joninės, pas juos Ispanija irgi švenčiamos, San Juano šventė, ar kaip ten vadinasi, tiksliai nepasakysiu, tai žodžiu, šiandien žmonės ilsisi visi kavinėse, restoranuose, nes ilgasis savaitgalis. Šiandien birželio 23 dieną, atrodo greit ir vasaros vidurys, bet kad labai būtų čia karšta, nepasakyčiau. Kas galvojate, kad Ispanija visada šilta, tai pagalvokit dar sėkiai. Bent jau Katalonijoje, sakykime, šiauriniai dalyje šitam regione visgi šilčiausias būna Liepa rugpjūtis, o birželis dar toks, kaip sakyt, geriau gal nei lietuviška vasara, šilčiau kažkiek, bet vis tiek tas oras nėra toks ypatingai šiltas ir palyja. Kai saulėta, tai 25-27 būna, bet vis tiek kažkaip aš iš Ispanijos būčiau tikėjęsis daugiau. Kai mačiau Juodkalniją, iš kurios neseniai atvykau, 37 dabar dienom, o čia 25 kokie, tai taip vėsoka, man atrodo. Einame dabar link paplūdimio. Matosi tolumoje pilis Tossa de Mar, prie jos šiek tiek vėliau grįšime. Dabar eisime į kitą pusę. Kas liečia paplūdimį čia centre, tai toks nelabai malonus paplūdimys. Toks atrodo kaip žvyrkelis būtų einant jausmas. Žodžiu, kaip Lietuvoje kokį žvyrkelį nesvaltuotų keliu eitume, tai ir čia tas pats. Vietomi tokį malonesnį, panašu pereina smėliuką, bet visgi ne kažką kol kas. Smėlį šiek tiek išpeikėm, bet nėra viskas taip blogai, pasižiūrėkite, kokie gražus vaizdai. Uolas matosi nuo kranto, daug visokių valčių, valtelių, kajakai ir labai gražus vaizdas į pilį, pilis ant kalno. Maudytis dar čia neteko, planuoju artimiausiam dienom tą padaryti, kiek girdėjau ir ką mačiau internete, tai vandens temperatūra taip apie 20-21, sakykime, šilumos plius minus taip. Visada rasite kažką žaidžiant žmonės aktyvus pakankamai. Va, koks gražus vaizdas, paplūdimys, pilis, kalvelės aplinkui. Ir einama mes toliau. Turim ir statulą kažkokią. Nežinau, kam čia skirta. Kitoj pusėje vaizdas irgi ne ką prastesnis. Šiaip šita dalis, kuo yra graži, kad kaip matot, visur tokių nėra ilgų, sakykime, paplūdimio ruožo, bet visokios tokios įlankėlės, uolos. Vaizdas tikrai vertas dėmesio. Tiems, kas nori įsireminti su pilimi. Opa. Atėjome prie Mar Menuda paplūdimio. Čia net parodėte, kokia gyvūnija yra. Panašu, kad galima rasti ir jūros žvaigždžių, ir jūros ežių. Paplūdimys nedidelis, netoks užimtas kaip centrinis paplūdimys, nors centrinis irgi nėra toli, kaip matote. Pilis ir paplūdimys tas centrinis. Smėlis irgi toks, kažkas į žvyrą labai primena, neypatingas. Bet vaizdai viską atperka. Norintiems galima ir kajakus išsinuomoti, ir paddleboardus. Kainų nesimato kol kas. Panašu, kad nardymo mėgėjams irgi čia būtų ką veikti. Eina žmonės nerti.
Va, kiek daug nardančių. Kažkas baigia, kažkas pradeda. Prie paplūdimio galima rasti ir sportininkų kampelį. Kilnojamas tas tualetas. Kas mėgstat pasivaikščioti, yra takas link poros iškišulių tokių. Kalabona ir Kalapola. Bandysim nueit. Tako bent jau pradžia eina į kalną. Paėjus apie 7 iki 10 minučių toks laukinis takas prasideda, kaip ir miško takeliu. Kad įsivaizduoti, iki kur pakilome daugmaž. Čia turbūt smagu būtų laiveliu pasiplaukat po visus šitos iškušulius, bet kas mėgsta pasivaikščioti irgi nieką. Blogesnė pramoga tikrai. Kažkada reikia atvaryti su kanoja prasiplaukti. Žiauriai kietai atrodo. Štai kokios aukštos uolos. Ir ten viršuje galima įžvelgti kelias, kaip eina. Vietomis teks šiek tiek paprakaituoti, nes taip jau pakankamai stačiai eina takas. Jau pakankamai aukštai pakylam. Štai relakso zona. Pasėdėti ant medelio, pasigražėti vaizdais. Nuodėmė būtų čia nesustoti, manau. Išėjome į pagrindinį kelią, čia vat ir mašinas gali sustoti ir vieta vadinasi Mirador de Tossa de Mar. Žodžiu, apžvalgos aikštelė Tossa de Mar. Štai ir pasiekėme vieną iš iškišulių, Kalabona vadinasi. Čia ką pastebėjau, kad moteris nesikuklina, deginasi be liemenėlių. Pilnai priimtinas dalykas ir jinai čia tokia tikrai ne vienintelė, net ir centriniam paplūdimy mačiau tokių vaizdų. Žodžiu, laisvė. Turėjome ir dar vieną iškušulį, Kalapola vadinasi. Čia paplūdimiai, sakyčiau, ir smėlis daug toks fainesnis, labiau gal į mūsiškį panašesnis. Grįžau jau į Tossa de Mar, tokia užtrukau apie 2 valandas. Tikrai visiems rekomenduočiau tą taką. Gražus ten iškišuliai, gražios panoraminės aikštelės, aišku,
rekomenduočiau tik tai tiem, kuriems su kojom, su sveikata viskas gerai, nes visgi tenka ir palipėti, ir paprakaituoti, tai nėra taip labai lengva. Dabar einame link pilies, tai ten iš tikrųjų yra net visas senovinis viduramžių miestas 12 amžiaus ir aptvertas gynybinė siena. Vadingai paplūdimys atrodo, gali savo paplūdimį, šalia senovinis viduramžių miestas. Čia gerai matosi mestukas iš viršaus. Yra katedra nemaža, bažnyčia gal labiau, net ne katedra. O tokie va senoviniai namai, siauras gatvelės, čia muziejus kažkoks yra, ten panašu, kad bažnyčia eklesija rodo. Galima net ir palei gynybinę sieną pasivaikščioti. Čia, kur sakiau, bažnyčia visgi bažnyčios griuvėsiai tik tai belikę. Dar yra takų, kur galima pasivaikščioti, bet jau turbūt nebe šiandien. Pačiam senamiesčio gale yra švyturys. Einam dabar pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo. Kavinukė su vaizdu į jūrą. Ir kaktusai čia auga. Čia va, šalia gynybinės sienos, miesto centriukas, pilna kavinių, restoranų, sekmadienį šiandien žmonių daug. Liedai. Bažnyčia, kurią matėme nuo kalno. Patekau į tokią kaip nedidelę aikštę. Čia, kas užkliuvo, tai 1905 metų namas. Gražiai išlaikytas, restauruotas. Užkandžių metas, kažką būtų gerai užkasti. Yra ir saldumynų. Pasiėmiau tokią kaip kibiną su vištiena. Euras 75 kainavo. Panašus skonis į mūsų kibiną. Visai skanu. Prieš palikdamas Tosa de Mar dar einu pasižiūrėsiu vieną bokštą
Irgi ant kalno randasi, tai turėtų būti graži panorama taipogi. Toks va tas bokštas. Bokštas kaip bokštas. Čia miesto panorama jau visai kitų kampų. Ir yra orientyrui toks vaizdingas žemėlapis su paaiškinimu, kur pagrindinės miesto vietos. Atvykau prie romėnų vilos griuvėsio. Vila, kaip matote, vadinasi Ametlers. Ir buvo nuo 1 amžiaus prieš Kristų iki 6 amžiaus po Kristaus. Tai senovinė tikrai pakankamai. Va tokie tie romėnų griuvėsiai. Kas aplamai malonu, kad ėjimas nemokamas čia. Ant grindų matosi romėnų mozaikos. Čia va kaip atrodė viskas anksčiau. Tas romėnų namas. Na ką, jaučiuosi aplankęs ir parodęs visas pagrindinės vietas Tosa de Mar. Dabar jau galėsite ir atvykę ir savarankiškai pasivaikščioti, žinosit, ką reikia aplankyti. Per šitą pusdienį jau prasukau 18 000 žingsnių, dabar yra tik tai 3:30. Tai varysiu gal dar kažkur prasieiti, bet jau reikia turbūt, kaip sakant, stabdyti arklius. Kojos irgi nevaldiškos, kaip ten sakoma, jo. Šitas gražus pastatas kažkada buvusi ligoninė, o dabar kultūros namai. Šitam pačiam pastate ir koplytėlė yra, tik dabar įėjimas uždarytas. Štai tokie kuklūs pusryčiai Tosa de Mar su vaizdu į bažnyčią, 3 eurai. Dabar plauksiu laiveliu į kaimyninius iškyšulius, kažkiek kartosies, bus turbūt iš tų pačių, kur jau esu praėjęs, bet bus ir bent jau vienas naujas turėtų būti, Cala Giverola vadinasi. Na, pažiūrėsim, kaip tos atrodo iš vandens. ¿Cuánto? Eso es grande. ¿Cuánto? 30. Laivas per šviečiamų dugnu. Bangos. Čia žuvis maitina dabar, tai dėl to jos čia taip laksto. Turistai maitina žuvis. Šitam iškyšulį aš jau esu buvęs, Cala Bona vadinasi. Tai tiesiog taip atrodo iš vandens vaizdas. Va, tuo takeliu, kur eina žmonės, aš irgi ėjau. Ten ir kitas tas iškyšulys, kuriame buvau.
laivą taip smarkiai siūbuoja, kad kas turi problemų su jūros lyga, gali būti bloga. Čia tokia jau gilesnė urva įplaukiam. Buvo prieš tai kokie 2 turbūt, bet šitas jau toks giliausias gaunasi. Mes pačiam gale ir pradžia yra tenai. Laivas paleido prie Cala Giverola. Čia ir paplūdimys ilgesnis, ir smėliukas žymiai fainesnis. Žmonių netiek daug, kadangi jau nuo tos Demar gaunasi atokesnis. Jau taip paprastai čia neatvyksi, reikia arba nuosavo transportą, arba jau pėstute paeit turbūt 1 valandų iki čia. Taip, kad vietos daug, galima bus ir įsimaudyti. Pirmą kartą šiemet Katalonijoje. Prie paplūdimio yra ir restoranas, ir matosi ten toliau kažkas panašaus į paplūdimio klubą. Žodžiu, yra atitinkama infrastruktūra. Tai va, toks tas relaksas paplūdimyje. Na ką, įsimaudžiu pirmą kartą čia Katalonijoje šį sezoną. Vanduo taip turbūt bus apie 20, gal šiek tiek virš 20 temperatūra. Pradžiai įlipus nėra labai komfortiška, reikia pratintis, bet po to, kai jau įlendi visas, tada jau darosi normaliai. Šiaip krantas gilus pakankamai, praėjus 10-15 metrų jau vandens iki kelių ir akmenuotas. Bet akmenis, kaip sakyti, jie tiesiog tik tai slidus, gal nepatogu eit, bet nėra tokių aštrių, kad, sakykim, kad labai durtų ar kažką, ar badytų, bet kas turi geriau pasimti vandens batus, tiesiog patogiau būtų. Bet aišku, galima išsiversti ir be jų. Tai dabar trumpai galima apibendrinti Tossa de Mar, kam jisai tiks. Šiaip miestas labai gražus, veiklų čia tiek jaunam, tiek vyresniam, nors pusiau juokais vadinamas pensininkų rojum šitas kurortas, bet tikrai ir jaunimas ras ką veikti, pradedant pasivaikščiojimo po senamiestį. Yra skirtingų takų, kaip aš jau į tos iškišulius, galima pasiplaukiot kanoje, paddleboardais, įvairios pramogos laivais yra, tikrai nebus nuobodu. Kam netiks arba kokie minusai šito kurorto, tai vienas dalykas tai yra toliausiai nuo Barcelonos, bent jau Costa Bravos regione esantis kurortas, todėl tikėkitės, kad iš oro uosto gali tekti važiuoti apie 3 valandas. Tai čia didelis minusas, jūs būsite paskutinė jau autobuse, nes Tossa de Mar paskutinis išlipimas būna. Ir jeigu vakarinis skrydis, ką dažnai daro Lietuvos turizmo bendrovės į Barceloną, tai greičiausiai, kad nespėsite į vakarienę. Tai tokie pagrindiniai minusai, dėl ko turistai skundžiasi. O visa kita čia labai gražu. Dar su ekskursijom sudėtinga, nes norint vykti ekskursijas, tenka atvykti į artimiausią kurortą Lloret de Mar. Iki jo važiuoti 1,5 valandos, tai tada jau turi turistai patys rinktis, ar jie nori savarankiškai atvažiuoti autobusu arba pasiimti taksi. Tai va, tokie pagrindiniai minusai, kas apsistoja šitam kurorte Tossa de Mar. Tai ačiū, kad žiūrėjot, spauskit like, subscribe, jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.